Kūli Daubos vandens malūns, dar žinoms kaip Angelų malūns, pastatyts 1851 metais Telšių rajone Luokės seniūnijoje Kūli Daubos kaime. Malūns išsiskiria išlikusiu autentišku technologiniu įrankiu. Malūns įtrauktas į kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės techninis paminklas. Apie 1920 metus iš Amerikos grįžęs Juozas Vaišė nusipirko žemės sklypą su vandens malūnu šalia Kūlių Daubos kaime, šalia upės, kuri vadinasi Virvytė. Pasirašęs vekselį Juozo Vaišė, malūnas perėjo Venskaus Stanislovo nuosavybėn. Mums apsigyveno malūnu, ten įdirbo malį, pitliavojo miltus, Kuršų Kūlių Daubos, Giralis, Baltininkų ir aplinkinių kaimų gyventojus. Be to dar šukavo ir vilnas. Pokario metais malūnas apdegė, tačiau 1951 metais buvo atstatytas visų kaimo žmonių pastangų. Apie 50 metus malūnas pradėjo gaminti elektros energiją ir teikė kelioms apylinkių sodyboms. Vėliau malūnas buvo nacionalizuotas ir toliau veikė Grūdų malūnas. Apie 1994 metus, jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, malūnas buvo grąžintas Stanislovui Venskui, priklausęs turto paveldėtojui, sūnų Stasio Venskui. Mums truputį paremontavo malūną, statė didelį užtvanką ir iki 2004 metų malė žmonėms grūdus, naudodams elektrinį variklį. Nuo 2003 metų iki 2010 metų malūnas buvo restauruotas ir pritaikytas turizmui. Dabar čia veikia Angelų malūnas, kur siūlo įvairias pramogas ir poilsio galimybes.